Sveiki, taigi žadėjau peržvelgti keletą nišų, žadėjau jomis pasidalinti. Išrinkau 5 nišas, kurios tikrai, manau, jums bus įdomios ir aktualios. Tai tikrai manau, kad bus visai įdomus vaizdo įrašas. Tos nišos yra visiškai faceless, jums nereikia rodyti savo veido ar filmuoti vaizdo įrašus pačiam, jums tikrai nereikia įrašinėti savo balso pačiam. Visa tai yra visiškai faceless kanalai, kurie yra sukurti tik tais tam, kad generuoti pajamas. Jeigu jūs taip pat norite pradėti savo faceless YouTube kanalą, peržiūrėkite šitą video iki galo, galbūt rasite savo tinkamą nišą. Bei aš esu įkėlęs prieš tai vaizdo įrašą, kuriame peržvelgiau visai kitas nišas. Tai buvo vienas iš mano pirmesnių vaizdo įrašų, ten buvo visai kitos nišos, bet jos taip pat yra aktualios, tai tikrai rekomenduoju peržvelgti ir senesnį vaizdo įrašą. Tai manau, nieko nelaukiam, iš karto einame prie nišų. Tai norėčiau pradėti nuo šios nišos, tai yra niša apie Pietų Afrikos nusikalstamumą, tai yra jų naujausios naujienos, sakykime, kas vyksta jų mieste, jų šalyje, visokie susirėmimai su gaujomis, visokie nusikaltimai ir panašiai. Labai keista niša, tarp kitko visai neseniai ją suradęs. Žiūri tikrai anglakalbiai, amerikiečiai, tikrai nėra prastas RPM-as. Jeigu nueisim į vaizdo įrašus ir peržvelgsime populiariausius, kai kurie iš jų turi beveik 500 000 peržiūrų, tai yra tik tais vienas iš pavyzdinių kanalų su išrinkęs 3. Ir sakykime, tie vaizdo įrašai yra visiškai faceless, yra AI balsas uždėtas, jis net nėra prabangiai padarytas, kai kurios nuotraukos yra grinai iš interneto, kurios net neturi kažko bendro netgi su kontekstu. Thumbnailai tikrai nėra profesionaliai padaryti, daugybė internete nemokamų template'ų, kurios galima panaudoti, kad patobulinti šitos thumbnailus. Tikėtina, kad reikia žinoti, kas vyksta jų šalyje, bet kai kuriate faceless kanalą, jums nebūtina ieškoti visiškai tų identiškų naujienų kažkur internete ir palytai daryti vaizdo įrašą, jūs tiesiog galite atkreipti dėmesį, ką kuria šis kanalas ir bandyti perkurti tiesiog savaip. Tai dar vienas iš pavyzdinių kanalų apie šią nišą, jis turi tik tai 6 vaizdo įrašus, jo populiariausias turi beveik 1 milijoną peržiūrų ir vėlgi tai yra susijęs su Pietų Afrikos mafijos gaujos boso susirėmimu su Kolumbijos karteliu ir panašiai. Tai kas mėgstate crime stories, jums tikrai turėtų patikti ši niša. Rekomenduoju ir patiems panagrinėti, visai yra įdomių kanalų, čia yra tik tai keletas, ką aš jums rodau. Vaizdo įrašas, kuris įkeltas prieš 7 mėnesius, turi 500 000 peržiūrų. Ir jeigu pažiūrėsime jo statistiką, jis surenka po 200 000 peržiūrų nuosekliai kiekvieną mėnesį. Per paskutinius 6 mėnesius buvo surinkęs 2 milijonus peržiūrų. Matau, kad buvo nukritęs, nežinau kodėl jisai taip sparčiai augo prieš naujus metus. Bet nepanašu, kad šitas kanalas būtų labai aktyvus, vaizdo įrašų jisai nebekelia, tai tikėtina tai ir bus priežastis. Tai vėlgi, jeigu jums patinka crime stories, užmeskite akį, tikrai labai geras kanalas. Tokia įdomi niša, kurią tikrai verta panagrinėti. Sekantis kanalas, kurį aš pamaniau būtų įdomu panagrinėti, tai yra Elvis the Tiger Man. Tai yra niša, kuri yra susijusi su Elvis Presliu. Tai yra grinai niša paremta tuo, jog viskas apie Elvis Preslį. Yra tokių fanatikų žmonių, kurie tiesiog myli jį ir visus vaizdo įrašus žiūri, kas yra įkelta apie jį. Ir yra tokie nuoseklūs žiūrovai, kurie palaiko aktyvumą ir vis tiek duoda uždirbti kažkokius tai pinigus. Jeigu jūs domitės kažkokiais senais atlikėjais ir norėtumėt kažką panašaus daryti, tai tikrai galit bandyti daryti. Šitas kanalas jūs vien uždirbs kažkokius tai pinigus, galbūt jis nėra pats potencialiausias kanalas, kuris generuotų jums 100 000 eurų į metus, bet jisai vis tiek generuotų kažkokias pajamas. Čia turiu antrą kanalą, kuris yra susijęs su Elvis Presliu ir jo šeima. Tai šitas šiek tiek aktyvesnis kanalas, bet vėlgi jisai nedaro vaizdo įrašų profesionaliai. Galbūt nėra pats potencialiausias kanalas palei peržas, bet tikrai rekomenduotina bandyti, jeigu kažkam yra įdomu. Nemanau, jog jūs prašausit. Aš net neabejoju, jog thumbnailus galite bet kuris iš jūsų padaryti ženkliai geresnius ir viskas, ką čia reikia atkreipti dėmesį, tai tikėtina SEO. Galima užmesti akį į kokį nors tai jo naujausią vaizdo įrašą ir pasižiūrėti, kaip jam sekas. Tai pavyzdžiui, naujausiam vaizdo įrašė matau, kad yra visiškai bet koks aprašymas, nėra video tagų. Šitas kanalas tiesiog neišnaudoja pilnai viso SEO, tai tikrai yra akivaizdu, dėl ko jisai neauga. Tai nedarykite tokių klaidų, jeigu planuosit kažkokį kanalą daryti, nes bet koks kanalas padarytas, bet kaip tikėtina neaugs. Šitas kanalas surinko to savo 2000 prenumeratorių, tik tais todėl, nes jis kėlė 200 vaizdo įrašų, tai vienaip ar kitaip kažkokį tais rezultatą jūs gausit. Pavyzdžiui, mano mokiniai tokį rezultatą kaip 2000 prenumeratorių kartais surenka per trumpiau negu mėnesį, bet vienaip ar kitaip tikrai neįkėlė 200 vaizdo įrašų. Max 40 vaizdo įrašų ir čia, ta prasme, čia ir tai per daug. Galim iškart perėti prie kitos nišos, čia yra tokia, Elvis Preslis yra tiesiog evergreen niša, kuri tiesiog bus tikėtina aktuali dar ilgai, nes tiesiog yra fanų žmonių, kurie jį mėgsta, jį seka, ypač amerikiečiai. Tai galime perėti prie kitos nišos, tai yra niša susijusi su Kanados politika, tai yra labai rizikinga niša. Kai kurie politiniai kanalai būna suspenduoti ir užbaninami už tai, kad jie skleidžia melą ir visiškas nesąmonės. Nėra tikrai prastas kanalas, net nebejoju, jog yra kanalų, kurie geriau performina už jį būtent jo nišą. Čia yra tiesiog pora kanalų, kuriuos aš paėmiau, bet Canada Politics yra kažkas įdomaus, kažkas kitokio, kaip ir mes kalbėjome praeitame mano nišų vaizdo įraše, mes peržvelgėme Britų politiką. Štai čia yra Kanados politika ir jinai taip pat yra įdomi. Kanadiečiai žiūri, kanadiečiai yra mokus, tai peržiūrų vienaip ar kitaip kažkokių tais gausi. Tiesiog turite suprasti tą visą politinį požiūrį
požiūrį, jog jūs YouTube'ai negalite stumti ant Trumpo, nes jeigu stumsite ant Trumpo, palaikysite ten, sakykime, demokratus ir Bideną, tai tikėtina jūs sulauksit YouTube'o rūstybės, nes YouTube'as priklauso Amerikai, jisai klauso, sakykime, šio metinio Amerikos boso, kuris yra Donaldas Trumpas ir prieš jį tikrai nėra rekomenduotina eiti ir stumtant jo ir kurti ten kažkokį tai turinį šmeižiantį, kad jisai yra toks ar anoks. Galim peržvelgti dar vieną kanalą, kuris yra taip pat susijęs su Kanados politika, jisai yra visai, ta prasme, mažas kanalas, net norėjau sakyti šviežias, nes rezultatai, ta prasme, 1000 prenumeratorių, 30 vaizdo įrašų, visiškas standartas, ta prasme, naujam kanalui. Tikėtina, kad ir jūs tokius pačius rezultatus būtumėt gavęs. Tiesiog matau, kad šitas kanalas nustoja kelti vaizdo įrašus, nors ir peržiūros yra geros, nors ir thumbnailai yra labai blogi, nes jeigu jis jos paimprovintų kartais, nes pasižiūrėkit, pavyzdžiui, tas didžiulis baltas kvadratas, kuriame nėra užpildytas tekstas, jis atrodo tikrai neprofesionaliai. Ir net nebejoju, jog jeigu jis ištaisytų šias klaidas, jis surinktų daug daugiau peržiūrų ir šitas kanalas būtų tikrai monetizuojamas, tai tikrai. Vėlgi galim pasižiūrėti jo populiariausius vaizdo įrašus, kai kurie turi 30 000, 10 000, bet ką galiu pasakyti palei šios rezultatus, jog šitas kanalas labai daug prenumeratorių surinko keldamas tokį turinį. Kad ir, sakykime, mažai peržiūrų, bet šitas peržiūros neša didžiulį RPM ir tikėtina labai aktyvų fanbase, kurie, sakykime, tas fanbase'as prenumeruoja, palaiko, žiūri jūsų naujus vaizdo įrašus, laukia toliau naujienų, sekančių ir panašiai. Tai tema, įdomi niša, tikrai rekomenduotina pasinagrinėti apie ją. Galbūt aš kažko ir neišmanau apie tai per daugiausiai, ne mano sritis yra politika, bet Faceless kanalas, ką aš čia matau, tai tikrai yra perspektyvus. Nežinau, kodėl jisai nustojo kelt. Gal vėlgi dėl tų pačių rizikų. Politiniai kanalai yra labai rizikingi. Turite tikrai atsižvelgti, ką darot. Ir jeigu jūs kurite pirmą savo YouTube Faceless kanalą, tikrai nesifokusuokit į politiką, nežiūrėkit į politiką. Politika tikrai yra ta niša, kurią reikėtų praleisti ir žiūrėti, sakykime, ties 3-2 savo kanalu. Kai jūs jau turite kažkokios tai patirties, norite papildomo kanalo, kuris generuotų pajamas, turite galbūt kažkokią tais mažą komandą, arba galbūt turite papildomai pats laiko ir norite to pažaisti, galite tai įeiti, bet pasidomėkit, bet ko tikrai čia kelt tikrai negalima, nes po to užblokuos kanalus, visi kanalai bus užblokuoti ant to pačio mailo, jeigu neužblokuoti, tai shadow baninti, tikrai jūs nenorite būtent šio scenarijaus, tai vėlgi įdomi niša. Galima pasidomėti, bet nerekomenduoju kaip pirmo kanalo. Tai sekanti mūsų niša yra kiek įdomesnė, jį fokusuojasi į tam tikras žvaigždės ir jų naujienas. Tai vienas iš tokių pavyzdinių vaizdo įrašų, ką šitas kanalas kelia, tai yra apie Vitalį. Tai čia yra toks influenceris, kuris yra labai žymus, reiškia, Amerikoje. Tikėtina ir visam pasaulyje, jisai kuria prankus, tikrai turi nemažą fanbase, jisai nuvažiavo į Filipinus arba į kažkokią kitą valstybę, bet jeigu neklystu, tai Filipinai, ten prisidirbo ir ką šitas kanalas padarė, tai apie jo istoriją padarė vaizdo įrašą. Žinote, yra tokių kanalų, kurie, sakykime, stumia tam tikrų influencerių, kaip pavyzdžiui, tenais yra Kavos arba anksčiau gal būdavo, nežinau, Dramaler, tokie kanalai, kurie galbūt buvo netgi brandiniai, kur konkretus asmuo stumdavo ant tam tikrų žmonių ir darydavo tas naujienas. Dabar atėjo tokie laikai, kai tą daro AI. Ir dirbtinis intelektas įgarsina visą skriptą ir jūs galite apie bet ką plėtkinti, ką tik tais norite. Ten, žodžiu, tas ir tas influenceris prisidirbo tą ir, galim iš jo pasijuokti, stumiant jo ir panašiai. Ir nuteikinėja ten žmonės prieš tuos influencerius. Ir aišku, jie renkasi daryti vaizdo įrašus apie tuos influencerius, kurie yra populiarūs arba tuo metu trendina. Tai ten, pavyzdžiui, populiariausias vaizdo įrašas yra 2,3 milijono peržiūrų prieš mėnesį. Aišku, matom, kad turinyje yra tiesiog žaidimų kadras ir tiesiog, reiškia, storytellingas. Tai ten žmogus, žodžiu, įkėlė tiesiog žaidimo medžiagą kažkokią, uždėjo jai voiceoverį, titrus apačioje ir visas tas montažas. Tai tikrai nėra sudėtinga tokį turinį daryti. Kiesajus, vėlgi dar vienas populiarus youtuberis, apie kurį jisai padarė vaizdo įrašą. Tokie video gauna peržiūras, nes žmonės nežino, ar tai yra Faceless kanalas, ar tai yra kažkoks naujas brandinis kanalas, kuris kažkokį tais, nežinau, įdomų storytellingą yra paruošęs. Ir galbūt tie žmonės kartais ir sumaišo, nes yra šiuo metu 11 Labsai, kurie labai puikiai perteikia emocijas ir kartais net sunku suvokti, kur yra fake vaizdo įrašas, o kur yra tikras vaizdo įrašas. Tai dar vienas kanalas su šia niša, vienas iš tų kanalų. Čia yra jau, jeigu neklystu, ne Faceless kanalas. Čia tikėtina yra tikrai žmogus už vaizdo. Arba aš esu tik eilinis žiūrovas, kuris ant to pasimovė ir net nesupranta, kad čia yra Faceless. Bet aš manau, kad tai yra tikras žmogus, kuris irgi kuria turinį apie tą pačią nišą. Tos pačius storytellingus daro, apie tą patį influencerį padarė, žodžiu, vaizdo įrašą. Ir jie visi padaro tos vaizdo įrašus taip, jog jie atrodytų visiškai nekaltai. Trumpas titlas, labai paprastas thumbnailas ir jisai laikosi, reiškia, to pačiu dizainu ir tas dizainas visai gerai veikia. Ir žmonėms daug nereikia. Ir ypač tiems, kurie žiūri personal brand turinį. Jeigu tai būtų Faceless, tikėtina, jie to kanalo net nežiūrėtų. Bet vėlgi, iš kur jie gali žinoti, ar tai Faceless ar ne. Bet dauguma tų visų kreatorių, kurie kuria panašų turinį, jie dažniausiai net savęs neatskleidžia. Tai vėlgi,
aš manau, kad šitas kanalas tikrai perspektyvus, šita niša yra labai perspektyvi ir jeigu kartais jums domina tokie dalykai, tai net nebejoju, jog tikrai verta pabandyti. Tai sekanti niša, apie kurią noriu pakalbėti, yra American Vintage Tales. Sakykime, taip ir vadinasi šitas kanalas, bet panašiai vadinasi ir visa niša. Net nemoku įvardinti iš tiesų tiksliai šitos nišos, bet ką jau suprato, tai tikėtina senovės amerikiečių pasakos istorijos ir panašiai. Ir čia yra visokios, tai sakykime, temos apie keiščiausius dalykus iš kažkokių tais ankstesnių laikų, ten 70-ųjų išradimai, kurių tu nežinojai arba kurie ten buvo užblokuoti, užbaninti ir ten draudžiami ir dar kažkas ten, žodžiu, 90-ųjų tie dalykai, 70-ųjų tokie dalykai, žodžiu, va kažkas susijęs su praeitimi, turinys panašu, kad tikrai yra gyvas, jisai labai gerai performina, 50 vaizdo įrašų ir 11 000 prenumeratorių, žiauriai gerai performina šitas turinys, panašu, kad auditorijai patinka, populiariausias turinys turi net 700 000 peržiūrų, tai yra apie top kalėdiniai žaislai 60-ųjų ir 70-ųjų, nu, va kažkoks va toks vaizdo įrašas, kuris yra tikėtina visiškai faceless, grinai visiškai faceless vaizdo įrašas, kuriame sumestos nuotraukos ir iš to padarytas vaizdo įrašas su AI. Tai tikrai įdomi tema. Esu paėmęs netgi keletą variacijų. Štai čia net matau, kad yra galbūt brandinis kanalas, tiesiog jisai savęs nerodo, tik tais prisistatymė. Bet vėlgi tos pačios temos, ten 25 pavojingi išradimai iš 60-ųjų, kurie dabar yra užbaninti ir panašiai. Tai kažkas yra susijęs su ta praeitimi, amerikiečiams tai patinka. Ta visa nostalginė tema, kuri liečia praeitis ir prisiminimus, tai, žodžiu, amerikiečiai yra apsėsti tuo ir jeigu norite uždirbti, tai viena iš tokių įdomesnių temų, į ką verta tikrai pasinagrinėti. Netgi šie kanalai kelia kiekvieną dieną ir tikrai net nebejoju, jog ne šiaip savo, netgi po du vaizdo įrašus kartais. Tai thumbnailai žiauriai paprasti, bet tikėtina auditorija yra kiek vyresnė. Tai auditorijai tikrai nereikia kažkokių sudėtingų, spalvotų thumbnailų, jiems užtenka kažko paprasto, kaip matome. Štai čia aš matau, kad šitas turinys žiauriai ilgas, po valandą laiko, pusantros valandos kartais kelia. Keista, labai keista, nerekomenduoju taip daryti, bet ką aš matau, kad šitas kanalas uždirba tikrai tikėtina labai daug, per mėnesį laiko 1 milijonas peržiūrų, visai neblogai. Taigi šiandien būtų viskas, ačiū, kad peržiūrėte, tikiuosi, kad bent kuri iš jų 5 nišų jums patiko, galbūt panagrinėsite toliau. Aš asmeniškai tikrai užmėsiu akį į South African Crime Scenes nišą ir tikiuosi galbūt priimsite sprendimą, susikursite faceless kanalą ir pabandysite kažką su to padaryti, galbūt jums pavyks, labai tikiuosi, kad pavyks. O jeigu kartais nepavyks, visada galite prisijungti prie mano mokymų, galite parašyti man į Instagramą, YouTube ir aš jums papasakosiu apie tai daugiau. Ačiū dar kartą ir iki sekančių.